autobusą pataikyti. Nu, užsiimti, kas kavos, kas ko. Jo, davai. A jungia į tą, ne? Ką? Filmavimą jungia. A kas daugiau bus, jeigu jau po kavos? Mes dar dainuosim. Nors balsai prikimo. Mes jau nebedainuosim, nėra mūsų. Ramukai, mes dar dainuosim, nors balsas prikimo. Mes dar Būdami nebileis, nebuvo savitarna. Nebiliau. Ko visą dieną reikia gerti. Kaupėsi debesys. Atrodo lietus kaupėsi, atrodo lietus. Blema, bet mes su Edicka, mums pasidainu. Aš suprantu, ką mes čia geriam, tu. Jūs, blema, nebuvo komanda būtumėt. Mes čia, Zonde. A kas mes dar diskoteką nuvarysim garantuotai, blema. jau nuvaryt? Pasaka, turėtų būti to matadorą, biški. Senelis dingo visą dieną. Tai to pelytė žiūriuoja. Sakai, paskutinį išeitumėt iš šokio? Jo, blema, gėdi. Bus ką prisiminti, gėdi. Paskutinį išneštų iš šokio. Čia apie mane jaučiu. Greičiausiai. Vėl skambutį. Būtumėt išnešti. Jei patys neįtumėt. Nu, Aišku, jūs norėtumėt pratęsimo. Tai jau čia neaišku, kaip būtų. Aišku jau, pabaiga aišku. Pabaiga, aišku. Nu, batai nudegė. Dūmai rūks. Nieka netrūks, kelnes aukštai viskas gerai. čia koinės išmeri. Išpadai, dūmus. Aš nieko neprisimenu. Faina, ką kebra. Jėzus padė, bet kaip retai tokie dalykai būna, ką? Geri. Kaip retai būna geri dalykai. Už tai irgi gera prisiminti, kad... Bet aš sakau, kebra, darom ekspromtu. Darom ekspromtu iki paskutiniuos, sakau, sekam, žiūrim kaip orai. Nu taip, Robert, Bet dabar žinai, į motinėlį tą patį sakau, žiūrėk, sakau. Mama, oi, kas čia bus, kas nieks nebus, sakau. Jeigu ką, tai pati Maksima, tą nusiperkam, ką reikia ir čiukti. Bet tu primės, jau būtų toks pats oras, kaip buvo užvakarą. Tai sakei, po 2 savaičių vėl čia renkamės, ne? Oi, apetitas ateina apie valgant, tai girdi viskas pagauta mintis. Bet kaip tik tu sakei, kad tu nori tokių momentų. Pavasaris, mamuka gimtadienis atidarė, sako, sezoną galime uždaryti, kaip pirmą rugsėjį ten rugpjūtį, kas ten buvo. Rugpjūčio paskutinė. Blemba, rugpjūčio Rudenį buvome. Rugsėjį. Jau rudenio buvom, mes rudenio buvom. Jau rudenio buvom, modė palauk, modė prapjovė mum taką, dar čia bišį kada galėtumėm, dar tenai biškį apjovė. Pažu. Dabar rugsėjį mėno. Kai močiutė sėdėjo po palapinę. Jo, močiutė po palapinėm prabangiai, tai beveik Taigi Romas atsivežė ir dabar palapinę. kaip prezidentas Trumpas, kaip Trumpas prezidentas sėdėjo, prabangiau dar net. Ten vėjas buvo didelis. Nu, toks ne visai, bet... Ne, oras visai irgi neblogs buvo, tarp kitko, bet dabar, tai nu ką, tu dabar tokie gyvas, žiūrėk, kokie lapiukai jie girdi, ką lapiukai, tokie jie gryni, ta žaluma tokia švari. Čia ne šita miškė. Gegužės mėno pats gyviausias. Žinai, pats toks. To gyvasties tai viskas, aš dėl to sakau, ta gegužės pirma tai yra topinė. Jo motinėlė gimus dienasi, tai viskas. Dėkok Dievui. Reikia dėkoti Dievui. Pasaulinė darbininkų Ne, diena. tėvam reikia dėkoti. Tevam, bet Dievą tikriausiai irgi matyti. Tėvai kažkur rugpjūčio mėnesį. Ai. Sakė, Dievas nusprendė, kad jau reikia steigti tavam Taip, kadangi gegužės pirmos būtų. Ir rugpjūčio mėnesį apskaičiavo. Bet nieks nebeskaičiuodavo matyti. Bet darbai jau baigti, neskaitė. Bet tai kad darbai... Nu, darbai tik prasidėjo, rugpjūčio mėnesį, jau ant rudens, jau daržai, visą kitą čia. Nu, bet naujame derliuje. Ką, žiemą sėdi plunksnas pešioji? No, Nu, bet jau, jo? bet ne tokie, žinai, kaip va čia sako. Jau nėra to tokia fizinė darba. Baisiau. Nu, šieną pripeš karvėm. Jo, baba būtų atsimenu, A tai pripeštų jau jo parvežti. žinai rudenio, blema čia tas, žinai, apinių. Čia, žinai, karčių būda palei tvorą pristatyta, atsimeni, apiniai, tos apinius čiungti taip, nu tos kartės, neks žemyn, kokius griebius, kur nors ar į viralinę ar kažkur tai, su baba sėdėm, suprantis, kainėjom, skinam, o tas, žinai, tas ekstraktas, tas, žinai, tas siera, ta apinė. Įžylins į galvą darbą sudėstų. Bet man tas kvapas, aš dabar jaučiu, jį man apinė kvapas bandasi, jis
jisai pirštai tai litų, nes nu tu žinai kaip skini, apsigalvo to žinai to koncentratą, tokia, žinai, tos dulkės, to žinai, to, Melaso. nu, to apinę, tu namą. O gerai, ką, į kur tas apnis dėdavo? Babalogį darydavo. Bet tai kiek užtekdavo tą, ką pasiruošdavo? Ar dar įkildavo? Užtekdavo. Pojantį nepasiruošdavo, taigi babai viską mokėjo, matinai muilą įsivirdavo, blema, ten top, supranti. O tai kas eidavo? Dvi klasės, O kas eidavo? jinai dvi klasės su pusę baigus, supranti, bet pasidarydavo visą išgyvenimą, išgyvenimo mokyklą praėjus ten totaliai. Nu, sakate, teisėjai, muilo! Tai jinai Tytuvėnuose gyveno, o aš kaip tik tai grįžau iš armijos ir dirbau, dirbau skaityk žemės darbų valdybai, paskui dirbau geležinkelį metus laiką, žinai, ten pagal daušvelinį, žinai. Radviliški, kūras sandėly. Radviliški, kūras sandėly, užpilėjai, ekipiruotojai. Atvažiuodavo šilumvežiai po maršrutą, po grįžę iš kelionės, tai ten, kelionė dažniausiai toliausiai Klaipėdą. Klaipėdą atgal ir užpiliai. Atvažiuoja pas mane, žinai, pas mumis buvo TO2, TO3, pas mumis TO3, tai, tas einams. Jeigu ten kaladėlės į cechą įvažiuoja pakeičiu, o prieš įvažiuojant į cechą užsipil pilnai. Dizeliu ir varikliu. Kadangi topiniai būdavo agregatai, tai praktiškai Klaipėdas važinėja pirmyn atgal. Jeigu 50 litrų į vieną sekciją reikia supilti kurą to tepalą į karterį, tai čia labai geras jau mašinis yra. O taip normaliai tai 100, 105.